Mes susirinkusius visus čia šį šventą vakarą į labai ypatingą maldą, kurioje dalyvauja ne tik mūsų mintis, bet ir mūsų kūnas. Mes pabandome taip pat žengti tuo Jeruzalės miesto keliu, kurį Viešpats, išeidamas į kryžiaus kančią, miestu keliavo ir taip pat matė miesto gatves, žmonės lydėjo žvilgsniais, kai kurie verkė, kai kurie tyčios, kai kurie kraipė galvas. Bet buvo tie, kurie sekė ir suprato, kas vyksta. Tai tie, kurie įsijautė į Viešpaties meilės žygį ir jie drauge keliavo į Golgotos kalną ir matė viską, kas vyko. Taip ir mes šį vakarą, anot gražios ilgos tradicijos, kryžiaus kelio Jeruzalės gatvėmis eisime ir apmąstysime stotis, kaip ir į šventąją žemę atvykę maldininkai. Nuo viduramžių stotis čia prižiūri vienuoliai pranciškonai. Kai musulmonų užimta Jeruzalė keliauti tapo pavojinga, pranciškonų rūpesčių daugelį bažnyčių buvo įsteigtas 14 stočių kryžiaus kelias. Toks kryžiaus kelias gimė ir 17 amžiaus Ispanijoje. Tai krikščioniško troškimo įsijausti Kristaus kančios istoriją ir tarsi patiems praeiti Jeruzalės gatvėmis, atmenant Jėzaus kryžiaus kelionę. Atverk. Saugos navinis saldžios, keliamas saldi našta, Jėzaus pergalę šlovinga, giesmė kryžiui įstada. Čia eisim šitą pusę. Dar tuomet, kai rojaus dangų nutviskė pasaulį. Iš Evangelijos pagal Joną. Pilotas įsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai Gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydams: štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti: šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė: nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė: mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir įsivedė. Kas pagal matą, Jėzus bylojo: kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Leidžiame, kad būtume apsaugoti nuo bėdos, ligos, nesėkmės ir kančios. O gal teisingiau būtų melsti, kad paimtume nešti savo kryžių
nekeikdami ir prakeikdami, bet laimindami ir palaimindami, kaip jis. Padeda viešpačiui Jėzui nešti kryžių. Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Aš šventuoju kryžiumi ir kaip pasaulį. Iš Evangelijos pagal Morkų jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandro Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Iš apreiškimų Jonui. Laodikėjos bendrijos angelui rašyk, tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesiakalbis liudytojas, Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia. Nu nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Iš Evangelijos pagal Luką. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas Jėzus prabilo: Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys: laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada sakys kalnams: griūkite ant mūsų, ir kalvoms: pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kasgi laukia sausuolių.